Nusprendžiau įsigyti patefoną, nes leisti muziką per patefoną, kaip jaunimas pasakytų, tiesiog yra vibas. Nes tai yra kitaip nei tiesiog per Spotify pasileisti galvą. Tau juk reikia visų pirma išsirinkti pagal savo nuotaiką, kokią nori paleisti uždėtą plokštelę. Paspausti play ir mėgautis tokia pusiau analoginė tikra muzika. Išsirinkti kokį patefoną pirkti buvo truputėlį iššūkis, kadangi yra labai daug. Bet prisižiūrint visokių YouTube tutorialų ir pagal daug atsiliepimų, nusprendžiau išsirinkti tokį audio technikos patefoną. O dabar, kol laukiu patefono, varom nusipirkti kažkokių plokštelių, dainų. Nu ką, sveiki draugai, šokam į Toyotą ir važiuojam pirkti plokštelių patefonui. Kaip manai, Kamilė, Karas, Jessica Shai? Rasim tikrai. Nu tai ką, atvažiavom ir varėm į vietą, kur gali būti tos plokštelės. Knygynas. Siekia vinilinės plokštelės visus čia? Taip, tik čia. Ačiū. Pagaliau atėjome iki vinilinių plokštelių. Bet kurią dabar išsirinkti? Kokio žanro? Kokią dainą? Tiek jų daug. Monika Liu? Monika, ką tu čia darai? Kamilė, viskas aišku. Iš daugybę plokštelių visokių žanrų mums pavyko išsirinkti mūsų pirmasias plokštelės. Tuoj grįšim namo ir aš jums parodysiu, ką nusipirkom. Vinilinės plokštelės. Tai ką, grįžau namo. Aš jums dabar nerodysiu, ką aš čia nusipirkau ir kokie yra mano muzikos skoniai. Papasakosiu, ką čia nusipirkau, kai jau leisim ant pačio patefono. Tai kur tas pats patefonas, Martai? Atkeliavo! Kainavo 260 eurų. Pažiūrėkit, koks gražus beleka, čia toksai patefonas. Kai renkės patefoną, reikia atsižvelgti nemažai dalykų. Ar tu nori, kad jisai būtų manual, semi-manual ar automatic? Manual reiškia, kai tu padedi kasetę, tu turi uždėti adatėlę pats, paspausti play ir kai visa kasetė sugroja iki pat galo, jisai automatiškai nesustoja. Tai vis laikam paskutinės dainos, tu turi bėgti, sustabdyti dainą. Semi-automatic yra, kur tu uždedi adatėlę ir jisai pats galės sustoja ir grįžta į pradinę poziciją. Fully automatic, kur uždedi kasetę, paspaudi mygtuką ir tada adatėlė gražiai atsisėda. Tai aš paimu tą fully automatic. Ir dar reikėjo išspręsti, kaip tą patefoną prijungti prie audio sistemos, nes jisai pats negroja, jisai nėra kaip speakeris, jį reikia prijungti prie speakerių, nu būtent šitas modelis. Bet aš tiesiog paėmiau Bluetooth modelį pagal viską, kaip aš supratau, aš tiesiog jį galėčiau paimti ir prijungti prie mano speakerių. Čia ne reklama, aš tiesiog į tokį įsirinkau. Wow. Instrukcijos, neįdomu. Lemba, gal kažkokias instrukcijas vis dėlto pasižiūrim. Čia tas plastikinis coveris nuo dulkių ir nuo katinukų. Wow, gražu. Nu ir va čia man atrodo real deal. Ar man kaip Lego reikės jį sudėliot? Koks garsus kietas. Aš medituot pradėjau, tai man savo meditacijom čia neblogai. Aš kaip suprantu, man reikės čia kažką sudėlioti. What is this? Bum. Panašu, kad kažkas į tą pusę. Nu ką, patefonas paruoštas, tai einam, bandom paleisti pirmą dainą. Nežiūrėk. Tadam! Geras, pats gražus. Krūta tai vis dėlto, ne? Taip. Tai dabar kaip jisai groja, va čia yra klausimas. Čia jo, vietelė. Gerai, dabar pabandom jį prijungti prie mano teliko speakerio. Oh my god, jisai sukasi. Prisikonektino. Eik tu savo. Va, blue light vadinas connected. Dabar belieka uždėti muzikytę. Ir aš nežinau, ar čia galima su ranka liesti. Dabar daug žmonių pyks, nes muzikos skoniai yra aštri tema. Arctic Monkeys. Kaip negalima paimti? Tai praktiškai tik ją vieną ir žinau. Bet nieko, išmoksim naujų. Nu jau matėt, kai mes reagavom turbūt. Jessica Shai yra Jessica Shai. Geros dainos, blemba. Pačios populiariausias kalėdinės dainos. Ant patefono paleistas kalėdų metu. Oh my god, kaip faina turėtų būti. Baby, it's cold outside. Oh my god, hebra. Vienas iš mano mėgstamiausių atlikėjų Ed Sheeranas. Nu aš tiesiog turėjau paimti. Dua Lipa, Frank Sinatra, heba, klasika. Patefonai mano tam ir buvo skirti leisti tokias jazzinės, tokias klasikinės dainas. Tai paėmiau dar ir Bob Marley. Aš daug jų vėl nežinau, bet labai faina bus įsiklausyti ir gal išmokti ir gal man kažkokios dainos patiks, nes šitas atlikėjas man patinka vibas, kurį jisai sukuria su savo muzika. Ok, tai kokią dabar iš visų šitų pirmą dainą bandyt leisti? Aš tai neleisčiau kažkokio populiaraus. Jo, nes man copyrightas iš karto. Nu tai aš padainuosim viršaus ir ne už copyrightas.
Frank Sinatra. Ponės ir ponai. Frank Sinatra. Na, aš net nežinau, kaip tai veikia gerai. Boom. O ne. Kas dabar bus? Kažkas girdis. Nu, kai pasileido tą muziką, tai žinau, kad kažkoks magiškas toks momentas, tokia ramybė, toks geras džiazas, nu patiko. Stop, turbūt audiofilai manęs nekenčia, nes aš nusprendžiu nusipirkti patefoną, kad būtų geras kokybiškas garsas ir leidžiu dainas per Bluetooth'ą, nes juk garsas geriausiai eina tai per laidus. Tai okei, nusipirkau aš tokį adapterį, kuris leis man prijungti savo teleką soundbaro. Taip, nusipirkau PlayStation'ą, niekada gyvenime nesu turėjęs gaming konsolės, tai įdomu pabandyti. Viską gražiai pajungiau, pasijungiau ir... negroja. Tiesiog tyla. Aiškinausi, skaičiau instrukcijas, kalbėjau su ChatGPT ir pasirodo mano soundbaras tiesiog nesuportina tų laidų. Tai man tiesiog reikėtų naujų speakerių, bet šiai dienai aš nenoriu keisti savo speakerius. Ai, man žinokit, man ir taip viskas ten gerai. Ir aš gaunu tą visą experience leisti muziką su patefonu ir galiu pasakyti, kad žinokit, man labai patinka. Mes jau turime virš 20 dienų ir kas antrą, trečią vakarą pasileidžiam kokį džiaziuką, kokį Christmas hits dabar. Ir pastebėjau, mes tų pop dainų net iš tikrųjų net taip ir klaus. Kažkaip man atrodo, kad patefone geriau ta muzika skamba tokia džiazinė, ne tokia, kur ten dainuoja ir klausai tų žodžių, bet tiesiog fone kažkas grojo fainai ir ramaus. Tai pirkinys užskaitytas, mums labai patinka. Subscribe, jei norite daugiau tokio turinio iš manęs. Ir jeigu norite, galite mane papildomai pasiekti Instagram'e. Link in description. What the hell? Pažiūrėk, koks Jessicos. Tai copyright'as. Ne, Jessica ne copyright'as, Jessica gera.